Šį kartą mūsų laidos kūrybinė grupė keliauja į Šakių rajoną. Nors turbūt geografiškai nėra svarbu, ar istorija vyksta Griškabūdžio miestelyje ar kažkur kitur. Situacija visur būtų labai panaši. Kai dirbti kūriku nusibosta, imama ieškoti patogesnių išeičių, nes kietojo kuro katilai jau praeitas amžius. Todėl ir šio reportažo herojė prieš 5 metus savo namuose šildymą kietuoju kuru pakeitė į nepalyginamai komfortiškesnę šildymo dujomis sistemą. Manau, kad tai yra labai praktiška ir ekonomiška. Nereik vargti su kietuoju kuru. Kas esate susidūrę, o gal ir iki šiol kūrenate namus malkomis, sutiksite, kad rūpesčių yra tikrai daug. Malkas reikia paruošti, susandėliuoti, išdžiovinti, kaskart prisinešti į katilinę, o juk negalima pamiršti visų būtinų procesų. Įkur katilą, išvalyk. Lengviau, kad būtų lengviau. Pastovi temperatūra, palaikai kokią nori temperatūrą. Pašnekovės namas kiek daugiau nei 100 kvadratinių metrų ploto. Šildo jį radiatoriai, tad pajungti išmaniąją šildymo dujų balionai sistemą tikrai nebuvo sudėtinga ir darbai ilgai neužtruko. Triukšmo daug nebuvo, čia dirbo vyrai, atvažiavę, padarė, ką žinau, jie patys susitvarkė, ką prišiukšlino. Viskas tikrai vyko sklandžiai. Beje, senasis kietojo kuro katilas išliko, bet, kaip sako šeimininkė, per 5 metus jo taip nė karto ir nebeužkūrė. Dujos nepalyginamai patogesnė alternatyva, kuri dar ir kitų galimybių suteikia. O ir kainuoja, žinant dabartinės kietojo kuro kainas, nebrangiai. Aš maždaug per mėnesį, tai ką aš žinau, tai 4 galima sakyti, užtenka. 3 savaitėm būna, tai kokie galima sakyti 5 balionai per mėnesį. Tai jau čia žiemą? Žiemą, taip. Šiaip tai mano dujinė viryklė prijungta prie to paties, tai man labai gerai, nereikia atskiro baliono, nes pas mane dujinė viryklė. Galvojau, kada brangiau bus, bet tikrai nebrangu, ypač su šiuolaikiniu kietojo kuro kainomis tikrai nebrangu. Sistema šildo ir namus, ir karštą vandenį pakaitina. O sistemos priežiūra minimali, periodinė katilo patikra, o ištuštėjusius dujų balionus tiekėjas pakeičia be šeimininko įsikišimo. Sistema automatizuota ir sklandžiai veikianti. Nusistatyti norimą dienos ar nakties temperatūrą, užsitikrinti savo komfortišką aplinką dabar tikrai yra paprasta. Sakykime atvirai, kietojo kuro katilas gal kažkam vis dar kelia sentimentų, bet pastovios temperatūros patalpose jis tikrai neužtikrins. O ši sistema leidžia komfortiškai jaustis bet kuriuo metų laiku ir bet kuriuo paros metu. Apie alternatyvas reportažo herojė net nesvarsto. Ne, tikrai ne, jokių būdų. Šitas man kažkaip, tai ten elektros kainos, vis tiek, kas turi dar, įsirengia daugiau ten tų visokių elektrinių, tai gal, o taip vien su elektra, tai tikrai ne. Pirmas kalendorinio rudens mėnuo padovanojo daug išties šiltų dienų, bet šiluma amžinai nesitęs. Tad jeigu jūs vis dar esate priversti kiekvieną dieną eiti į katilinę ir padirbėti kūriku, gal jau pasirinkite nepalyginamai daugiau komforto ir laisvės suteikiantį šildymo sprendimą. Įdiegta šildymo dujų balionai sistema leis jums tiesiog daugiau laiko skirti sau, o namų aplinka ir temperatūra bus būtent tokia, kokios norite jūs.